šaukštų yra Maxima, ar kur kitur, tai žinai, nors aš pas tai iš medinio, su mediniu šaukštu valgau sriubų. Tai čia, tai prestižo reikalas. Senelis valgė dva klausus, sakau, senelį, tai kam tu, sakau, su mediniu šaukštu valgai, žinai, sakau, tai girtų šaukštų, žinai. Sako, žinai, o tai kopūstų sriuba karšta, ne? Įdėdėme šitų metalinį šaukštų, lūpas dega, žinai, o medinis nedega lūpas, o... Pradėjau drašinėti tai būti, žinai. Tai gerai, kad žmona leido, taigi šiaip tai, sakytų, kad šitą prasme. Šiukšlės, nu, šiukšlė kokia, ten skiedras, ne purvina negaišlo ir nieko, bet vis tiek, nu, tai pakalti jau negalėdavau, žinai, jau tik tai, vat, ranką, kad drožė, bet tai... Senelis šaukštas droždavo, aplapnis stalius buvo, dirbo visus medžio darbus. Kažkaip tai dirbo, kad ir kitus darbus, ten projektavime, ten statybose, nu, kur bedirbo, bet vis tiek visada galvojau, kad aš, nu, gal galėčiau, kaip, įsivaizdavau, kad galėčiau drožti. Tai, bet nepaimsiu ten stalinę peilį ir su stalinė peiliu pradėsiu drožti. Tai kažkaip tai visą tą sustabdydavo, kad ir antras dalykas, ką šeima pasakys, nu, tai sakys, nupratėję, pradėjo drožti. Bet vat, gaminau burlaivį, reikia skulptūrėlės priekį senoviškam. Pabandžiau. Nu ir žiūriu, kad kažkas tai gavosi. Nes dabar pasižiūrėjau, tai labai jau kašmariškai atrodo. Nei akių, nei veidą, nieko, bet vis tiek kažkaip tai vat ir pradėjau. Senelis darydavo tik iš klevo, nes darydavo ne kažkokiam tai pasižiūrėjimui ir čia, bet grinai valgymui, ar šitą, ar ten maišyti ką nors. Sakyda, sako, žinok, iš klevo patys geriausią šaukštą, geriausiai nusišlifuojat. Ne, tik tai kaip hobis buvo, kad tu po darbo, po to jau savaitgaliais, po to laukdavau, kad per atostogas, kad jau stambesnius darbus padrožti, va taip. O paskui įsivažiavo taip, kad nu, kam bereikalinga išvaistyti laiką kažkur tai dirbant, jeigu maloniausiai yra drožti ir jeigu dar iš to gali kažkiek tai pragyventi, puiku. Netgi kažką naują pabandžius, draugas atvažiavo, sako, daryk kaip darai, nesivaiky kažkokių tai ten naujovių ir tavo braižas yra toks, sako, jau kiti atpažįsta tave iš tą dražymą ir niveliuotis nereikia, žinai. Galų galiai net, nu ką, šaukštą drožiu, paimu šaukštą drožiu ir paprasčiausiai iš vis, net nesusplanavęs, koks ten gausis, koks kotas, kas. Ir mėgstu šaukštus drožti, kaip pabaigiau vieną ten skulptūrėlę ar ten kryžių, tada kažkoks tai 2 dienos ar kas, tai toks kaip ir poilsis, tai kokį vieną kitą šaukštelį išdrožti. Toks kaip ir relaksas. Nei viena nėra planuota, kad būtent tokį drošiu. Nu, tai nežinau, taip. Ai, nu tai va tos, kur užvardinti ten svajoklio poeto, nu tai jau konkrečiai pasistačiau savo salėje, kad va tokios išdroštai ir ten. Bet kaip jį pavaizduoti, tai čia irgi vėl eigoj sugalvoju. Šventas Jurgis, nu kaip jį dabar kitaip pavaizduosi? Nu gali pavaizduosi jis ten su knyga ir parašyk Šventas Jurgis. Nu sakys, šiandien ne Šventas Jurgis, nu kai jau yra tokia, kad jis ant žirgo kovoja su drakonu, slibinu. Vis tiek norisi perteikti, kaip taigi žmogus, pavyzdžiui, Šventas Jonas Nepomukas, jis realiai tikrai jau čia patvirtinti visais faktais gyvenęs žmogus, čekų kunigas buvęs, nuo tilto numestas į upę, ten tos 5 žvaigždės, viskas va taip kažkaip tai per tą pereina. Tai. Aplamai, jeigu paėmė pagonybės kažkokius dievus drožti ar ką, tai irgi reikia pasiskaitinėti kažką, pasirankėti kažkas tai. O paskui kaip jau tu įsivaizduoji, va čia yra žemyną, aš taip įsivaizduoju, kiti gal kitaip įsivaizduoja, tai čia ar perkūnas, va tai irgi, čia vienas iš tokių ankstyvesnių darbų, kaip sakė.
net kartais kažką droždamas, kažkokį žmogų įsivaizduoju, kažką apie jį galvoju, kažką tai net kažkokį panašumą randi, čia neveidau, kad bruožuose, bet kažko, tai vat kartais taip tokia asociacija kyla. O jeigu žmogui konkrečiai kažkam drožia, tai irgi apie jį galvoju, tai tikrai vat savęs įdėdi kažkiek čia. Nes tas procesas užtrunka. Dažnai prašo, sako, tu man išdroš kažką mažiuką, bet tas mažiuką drožimas tai užtrunka lygiai tiek pat, kiek didelio. Man, pavyzdžiui, asmeniškai labai šiltai, man pačiam gera su koplytstulpius, kai darau. Aš dar vis mokaus pats, dar vis dar ką atrandu naują ir tas perteikimas, nežinau, netgi vienas sūnus tai tikrai turi ranką, turi, kaip sakyt, su piešimu taip jau nesusipykęs galėtų, bet, paėmė liepos kaladėlę, kaip matai, aš tai nesipiešiu, taip turiu pasidaręs iškarpą, užsipiešę šaukšto kontūrus, o po to drožę ir per porą valandų žmogus nedrožęs, įdrožė šaukštelį ir paskui labai džiaugiasi, kad, ypatingai gražiai ir dirbo tai moteris. Man patinka, kad jos jau taip jau pradėjo, tai būtinai pabaigs. Ir paskui džiaugiasi, sako vyras, dar sustinku, sako, žinok, vyras netikėjo, kad aš išdrožiau šaukštą. Gali būti taip, kad, pavyzdžiui, mano darbai niekam nepatiks, niekam nereikalingi, bet tas saujus tai vis tiek drošiu. Tai dabar kaip aš, nežinau, tai kad ir miškanai esu ant kelmo atsisėsiu, paimsiu ir drošiu, peiliuką turėdamas, jeigu norėsiu. Čia aišku, gal ar mada bus, ar kas, kad tas medis nebemadinga, nereikalingas, gali visko būti, tai tikiuosi nebesulaukti.